palaikys ir iš karto pas tavęs vien protas įsijungs. Tai va žmonės tie, kurie, sakau, turi tos sunkios energijos, jie patys galingiausi savo energetinė prasme. Bet jie bus laikas, kada jie turės mažiausiai energijos. Nes jinai sunki, jie jos neperčia į lengvą ir ją turės vilkti. Vilkimas ten prasideda, kad kaip labai geras išminčius vienas pasakė, sako, kai tu supyksti, sako, paim bulvę ir ant bulvės užrašyk vardą žmogaus ir įdėk į maišą. Ir kai kiekvieną kartą supyksti, paimi naują bulvę, užrašai, įdėdi į maišą. Ir sako, bet sąlyga viena, visą laiką nešiok tą maišą su savimi. Ir galiausiai, kaip pasakyti, ateis tas momentas, kada tu nebepaneši ir sakysim, aš nepykstu ant jūsų, atsikviesiu. Ir tada trauki bulvę po bulvės iš to krepšelio ir sakai, ir atsiprašai, ir sodini, ir daugini, ir sakai, linkiu tau laimės. Tai va, yra iš tikrųjų tie dalykai, tavo ta išmintis, kiekviena, sakau, patarlė yra aukso vertės, kiekviena išminčių žodžiai yra aukso vertės, tik žmonės nesupranta, kas už to slypi. Kai aš sakau, daugelį tų žodžių kaip į erdvę, atrodo, kažką reiškia, bet kaip ten reiškia, kaip ten veikia, daugelis nesupranta. Bet tu, kai aš sakau, nežinai, tai imk, skaityk, nuobodžiai, kiekvieną dieną, sakyti, ir bus visiems kažkas vyks, nors tu nesuprasi, nors tu ten nepagausi iš pradžių, bet jeigu tu darai veiksmą, bet kokiu atveju tau didėja informacijos kiekis, bet kokiu atveju, nes veiksmas atsidaro duris, tu kaip atidarinėjai duris ir kuo daugiau jų atsidarai, tuo didesnis srautas informacijos pas tave ateina, tu girdi, tu matai. Tik tai reikia atidumą, irgi svarbus momentas, kad turi, kaip sakau, žiūrėti viską į stebuklą kiekvieną dieną ir viską skanuot, žiūrėt, klausyt, matyt. Ir visur bus atsakymai į tavo klausimus, pirminius, antrinius, tretinius, gali būti netaip įdomiai užduodi klausimą, kankiniesi ir, pavyzdžiui, tau paskui jau atsibodo, jau viskas nebeįdomu. Ir paskui to bum, taip aiškiai viskas, taip, kaip ant juodo, kaip sako, ant balto. Viskas surašyta, viskas aišku, iki smulkmenų, jokių klausimų nebekyla, viskas išspręstas klausimas. Tai leist reikia erdvėj taip dirbti, negalima, kaip sakau, nepersistengti, reikia galvojant, kad tu geriau žinai, kaip erdvėj pasielgt, kaip visatai, kaip pasakyti, jinai žino, kaip tau geriausia. Tik leisti būti, paprasčiausiai leisti būti, leisti judėti, o tau ką reikia daryti. Visą laiką žiūrėti šviesą, kas yra šviesa, tai smilgime tą ir judu. Svarbiausia neviniotų ypatingai blogų, kur mintis. Ir pasirinkti kryptį, kad ta kryptim, kad tas kvantukai judėtų, ta šviesos kryptim, o ne tamsos.